laukas, kelias, pieva, upė, la 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 la. Gražiai iš jų išaugo vienas žodis Lietuva. Praeitis tai dabarties pamatas. Tik atsigręžę į praeitį suprantame, kas esame šiandien. Šįkart papasakosime dvi istorijas apie tuos, kurie 21 amžiuje sugeba išsaugoti tai, ką daugelis esame pamiršę. Pasakosime apie žmones, kurie šiandien ne tik vysto unikaliausius Lietuvoje šimtamečius amatus, jais garsina savo miestus, bet ir visiems mums primena, kaip reikėtų vertinti tai, ką paveldėjome iš senolių. Akmentašystė ir keramika – amatai, kurie mūsų šalį daro unikale, šiandien sėkmingai vystomi Kuršėnuose ir Kelmėje. Paveldas išsaugotas ne tik talentingų amatininkų, bet ir Lietuvos kaimo plėtros programos paramos dėka. Kuršėnai – miestelis prie Šiaulių. Ar kada pastebėjote jo herbe puodynę? Ji čia įpaišyta ne veltui. Kuršėnai vadinami puodžių sostinė. Čia nuo seno gilios keramikos tradicijos. Dėkingas mūsų kraštovaizdis yra, nes Kuršėnų molis yra tinkamas keramikai, o ne visi moliai yra tinkami. Būtent Kuršėnuose buvo pradėti puodai marginti, nes pirmieji puodai taigi buvo nemarginti. Na ir pas mūsų Kuršėnuose viena iš pirmųjų atsirado ir molio maišyklė. Tai Kuršėnų tradicinių amatų centras. Senovinis Gruševskių dvaro tarnų pastatas, kitaip vadinamas oficina, buvo rekonstruotas už Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos lėšas skirtas amatų centrų įsikūrimui, beveik už 1 milijoną litų. Ir nuo tada mes įsikėlėm būtent į šitas patalpas ir jau 5 metai, kai mes čia dirbam. Pagrindinis amatas vystomas tradicinių amatų centre – tai keramika. O puodų nebūtų be ypatingo žmogaus – pono Algimanto. Centro vadovė jį iškilmingai pristato. Na, o dabar mes esam pačioj svarbiausiai patalpoj mūsų amatų centro širdį. Tai yra keramikos studijoje ir štai pats mūsų keramikos vadovas, 7 Lietuvos puodžių karalius, pramonės ir amatų rūmų apdovanotas už nuopelnus Lietuvai darbo žvaigždės medaliu Algimantas Tamašauskas. Tai va žodis jam. Ir ne tik tai žodis jam, bet ir molis į rankas. Jis yra tikras amatininkas. Galų gale mes jį prisiviliojom kaip keramikos studijos vadovą. Įdarbinom visų etatų. Kuršėnuose kas 3 metus renkamas puodžių karalius. Vien šiame mieste jų yra išrinkta net 7. O ponas Algimantas, kaip jau girdėjote, yra 7. Lietuvos puodžių karalius. Šiaip dabar jau 32 metai, kai su keramika, su moliu draugauju. Į kiekvieną molios tą dirbinį įdedi savo dalies, savo šilumos, savo sielas. Jeigu neturėsi švelnumą, neturėsi užsispyrimo, tai su juo nesusidraugausi su moliu. Amatininkas, turintis savo nuomonę, turintis savo stilių, jam jau ir nebereikia kažkokio vadovavimo, kažkokio nukreipimo, nes Lietuvos puodžiaus karaliaus titulą ne kiekvienas ir gauna. Šiaip amatas yra gan sunkus. Tas pradinis darbas yra, kur visą sveikatą savo atiduodi, kad tą molį suvaldyti. O paskui jau, kada jau jį reikia formuoti, tada jis prašosi švelnumo. Viskas, kai jis yra žiedime, yra daroma rankomis, turi jausti, kiek to storio tarp pirštų ten turi to molio, viskas. Tas yra ne per metus, ne per 2 atidirbama, tai yra keletą metų. Reikia labai daug užsispyrimo, kad išmokti. Erdvioje keramikos studijoje Algimantas ne tik pats savo įgudusią ranką žiedžia puodus, bet ir moko šio amato kitus. Vyksta edukaciniai užsiėmimai visiems norintiems. Mūsų funkcija turbūt yra daugiau šviečiamoji. Atvyksta pas mus ekskursijos, visada ta ekskursija kartu su edukacija. Nes jeigu tu nepačiupinėjai to molio gabaliuko, tu jo paprasčiausiai nepajauti ir nesupranti, kas tai yra per malonus darbas. Šitas daiktas yra. Čia yra, kada reikia vienodo dydžio daryti gaminius,
Tai užsistatom išmatavimus, aukštį, plotį, kad nereiktų mąstyti iš galvos. Šiaip čia pas mumis lankytojų daug yra. Beveik kiekvieną dieną turim kažką tai užsiėmimų. Va, dabar kaip mašinai, pedalas greitis. Jeigu rankos pradeda šilti, kaisti, pajauti, tada iš karto paleisti reikia vandens, nes tada yra trūkumas vandens. Ir reikia jį sulaikyti, kai jis nespurdėtų. Dar yra tokia atrakcija, kaip švenčiam gimtadienius. Kada žmonės švenčia gimtadienį ir paskui paėmė jubiliatą ir nežino, kur jį veža, atveža pas mumis į amatų centrą. Čia mes ir duodam jam molį, jisai lipdo, sadinam ant staklių, kur pirmą kartą gyvenime atsisėda, tik tais. Netgi paskui gaunas tokia kaip tradicija, netgi savo draugams siūlo, kad važiuokit čia ir padarykit kažkam tą įspūdį. Viskas gerai, nebeplės daugiau. Šiaip jeigu greičia per daug, jisai plečiasi, išcentrinė jėga jį plečia. Baisu. Baisu. Rankas prie savęs ir taip keli tempi. Molis yra toks dalykas, kas atrodo jau viskas nebedirbsi su juo ir paėmi rankas ir vėl atsisėdi, vėl kažką darai, vėl norisi su juo dirbti. Jis labai ramina. Čia kas ateina užsiėmimus, atsisėda ant staklių, pradeda dirbti su moliu, sako, viskas. Dabar čia galiu sėdėti, apie nieką nebegalvoju, matau, kas yra prieš akis ir viskas. Nužiesti puodynės neužtenka, ją reikia išdžiovinti, o po to degti krosnyje 2 kartus. Pirmą kartą išdegam ją būna gryno molio. Paskui glazūruojam ir pirmą kartą degam taip iki 700 laipsnių temperatūros, antrą kartą jau nuo 980 pagal glazūros, kokias glazūras naudojam, iki 1000 daugiau laipsnių. Tradicinių amatų centras turi 2 krosnis, viena jau senučiukė, o kita nauja įsigyta už Lietuvos kaimo plėtros programos lėšas. Šis centras dalyvauja programoje ir 2014-2020 metų laikotarpiu. Centras jau gavo beveik 100 000 eurų paramos pagal priemonės pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse, veiklos srities, parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą veiklą, tradicinių amatų centrų plėtra. Už šias lėšas bus stiprinama keramikos studija. Kaip tik tai šiandien yra jau paleisti viešieji pirkimai, kad įsigytumėm įrangą. Čia mes trūkstam ir baldų, ir dar įrangos, taip kad laukiam parkeliaujant dar 2 krosnių degimo, valsavimo stalo, taip pat baldų įvairiausių. Čia mes turim edukacinę klasę. Čia vyksta pagrindiniai mūsų užsiėmimai keramikos, būtent ant šitų senų stalų ir va, kaip tik tai dabar su naujuoju projektu, su naujuoju etapu mes laukiam ir suolų, ir stalų, kad galėtumėm dirbti su nauja įranga. Trumpam palikime keramikos studiją, juk šiame centre ne vien tik molis dirbamas, vadovė rodo kitas patalpas. Čia yra mūsų ir parodų, ir konferencijų salė, kada atvažiuoja arba ateina mūsų moksleiviai, tai mes turim kelis filmus apie mūsų Kuršėnų keramiką. Pasižiūri filmą, paskui eina praktiškai daryti. Jau ir taip moderniame amatų centre įsisavinus kaimo plėtros 2014-2020 metų programos paramą viskas bus dar moderniau. Ruošiamės, kad visa mūsų sistema, visas mūsų amatų centras būtų sujungtas ir kompiuterizuotas. Tai yra su interaktyvia lenta išmaniaja ir su planšetėm ir su kompiuteriais, kad ateini ir visą istoriją paspaudus vieną mygtuką galėtum tu sužinot, o paskui jau eitum dirbti, susipažinęs teoriškai, tada jau eitum žiūrėti ir praktiškai. Pavargę nuo molio ir nusiplovę rankas, lankytojai šiame centre gali paganyti akis po tviskančią meno galeriją. O čia esame mūsų parodų salėje ir tikrai parodos vyksta pas mus kiekvieną mėnesį vis nauja ekspozicija. Šiuo metu galerijoje eksponuojama menininko Alvydo Paškausko paroda apie kryžiaus simbolį šiuolaikinėme gyvenime. Čia buvo ledinis kryžius. Iš ledo kryžius buvo ir kai jis ištirpo, kaip pats sakė autorius, tegu būna kaip šventas vanduo. Už Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos lėšas
Pagal priemonės pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse veiklos srities parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą veiklą tradicinių amatų centrų plėtra bus dar labiau modernizuota galerija. Mūsų įranga jau yra tokia statiška, vien tik tai iš kubų, yra kubai su stiklu ir ne, ir labai džiaugiamės, kad, kaip sakiau, antrajame etape mes įsigysim naujos įrangos, kuri bus pritaikyta būtent ekspozicijų ruošimui. Mes labai džiaugiamės, kad amatų centrams yra skiriama tiek lėšų, kiek jų realiai reikia. Aišku, svajonių yra dar, labai svajojam, kad šalia mūsų oficinos atsirastų ir stiklinė galerija. Ir tikimės tą kelią eiti toliau. Vienas žodis Lietuva. Vienas žodis Lietuva. Iš vienos galerijos persikelkime į kitą. Šis paslaptingas ir net kiek mistiškas muziejus įsikūręs Kelmėje, kultūros centro patalpose. Galerija tai išsipildžiusi miesto svajonė. Čia prieš 10 metų mes būtumėm su jumis 3 metrai po žeme. Mes esam Rūsy, buvo iškastas dar vienas aukštas, iš čia išvažiavo virš 1000 kubinių metrų žemės. Ir mes dabar turim čia 2 aukštų galeriją, stogas buvo uždengtas. Ir šita galerija tai čia yra mūsų pasididžiavimas. Čia galima pasigrožėti ne tik šiuolaikinio meno kūriniais, bet ir tradicinių amatų gaminiais. Tų meistrų darbai yra čia pristatomi parodose, konkursuose. Tradicinių amatų demonstravimas nemažiau svarbus nei pati gamyba. Tad muziejui įkurti panaudota ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos parama. Iš tos programos yra įsigytos visos Centro Rūsiuose duris atvėrė ir tradicinių amatų centras, o dar vėliau ir mokymo bazės. Šiuo metu mes turime savivaldybėj savo, turim 17 meistrų, kurie gamina sertifikuotus darbus. Darbų yra virš 20 sertifikuotų dirbinių. Lazdų, šiaudelių meistrystė, puodų, medžio dirbinių gamyba, žvakių liejimas, duonos kepimas, audimas – tai tik keletas amatų, kurie puoselėjami šiame centre. Centro vadovai iš pradžių manė, kad svarbiausia yra sudaryti meistrams sąlygas dirbti, bet nuomonė pasikeitė. Ilgainiui pasirodė, kad tie meistrai vienaip ar kitaip kaip jau ir turi tokias sąlygas patys, savo namuose. Keitėm savo įsitikinimus, savo planus keitėm būtent tai, kad jie galėtų ateiti ir suteikti kitiems žmonėms savo tas žinias. Kiekvienas galėtų pamatyti, kad, tarkim, aust gali kiekviena, taip kaip ir anksčiau, kad būdavo, kiekvienoje troboje stovėdavo audimo staklės. Kad ateitų čia žmonės, tiesiog ateitų praleisti laiką. Jaunos mamos, močiutės, čia visi atranda savo vietas. Visa ta patalpa suskirstyta į 3 zonas yra ir ką norim, mes tą galim ir pasidaryti. Yra ir keramikos žiedimo staklės, keramikos krosnis yra medžio apdirbimo darbastelis. Tai va čia vyksta mokymai pagal tai, kokią programą užsisako, kokios programos reikia. Dar viena aiktelėti priverčianti patalpa – tai didžiulė virtuvė. Sueina kažkokia tai kompanija, nori kažką pasigaminti, prašom, yra virtuvė. Sugalvojo prieš Velykas klasė su savo auklėtoju, sugalvojo, kad nori išmokti, kaip reikia meduolius kepti. Prašom, yra tam visos sąlygos sudarytos ir jie čia gali užsiiminėti. Ir žmona mano yra technologijų mokytoja, tai vat jinai veda čia užsiėmimus. Smalsuolių grupės ar pavieniai žmonės Kelmėje gali ateiti mokytis gaminti senovinių tradicinių lietuvių valgių, kurių pavadinimus ne visi ko gero šiandien esame girdėję. Kastinys lietuviškas, šmontalas,
Toks yra pieniškas, toks kaip padažas, šmontalu vadina. Pasak kultūros centro vadovo, žmonės šiais laikais dar per mažai linkę vertinti tautinį paveldą ir tradicinių amatininkų gaminius. Būtent dėl to reikėtų džiaugtis, kad tradicinių amatų centre galima ne tik prisiliesti prie gaminio, bet ir patirti, ką reiškia jį pagaminti. Ir tada žmogus pats pabandęs bet kokį amatą, jis tada vertina to meistro darbą. Mūsų pačių tautinė kultūra yra pats svarbiausias dalykas, nes ant jos irgi laikosi valstybė. O dabar metas pasidomėti amatu, kuris Kelmėje pats svarbiausias ir unikaliausias. Tai akmentašystė. Kaimo plėtros programos lėšomis 2007-2013 metų laikotarpiu Kelmės centre apleistoje urbanistinėje zonoje įkurtos akmentašių dirbtuvės. Stovėjo nedidelis pastatėlis, kurį prieš 10 metų mūsų rajono valdžia atidavė kultūros centrui, tam, kad mes čia įkurtumėm akmentašių dirbtuves. Čia buvo sudėti suinvestuoti pirmieji ES pinigai. Pirmojo etapo buvo 700 litais dar skaičiuojant 700 tūkstančių. Pirmoji investicija buvo į šitą teritoriją ir į muziejuje esančius rūsius. Arnas mus veda į lauką šalia dirbtuvių, kur riokso dar neapdirbti akmenys dovanoti Kelmės rajono ūkininkų. Kam trukdo, o kas iš to meną padaro? O mes čia turim teritoriją 70 arų tokį sklypą. Čia sueina šitoje vietoje visi galulaukiai. Mes čia, kaip sakant, kaimynų neturim, galim čia ir dainuoti, ir akmenį skaldyti. Niekas čia neteina, nepaprašo tylos, tai tokia turim ramią vietą, kur galim jau didelį garsą leisti. Kiekvienas akmuo turi savo charakterį, turi savo struktūrą. Jisai vienas yra baisiai kietas, nepasiduoda, ir kiekvienas turi tą savo grūdėtumą, kurį kartais yra labai sunku apdirbti. Metas susipažinti su šių valdų karaliumi. Dienų dienas ir vakarus čia leidžia akmentašys, sertifikuotas meistras Valdas Bandza. Akmenį kalinėje jis jau gerą 30-metį. Aš raidės kaldavau ant paminklų, reiškia, ir žinojau, kaip reiškia, tas akmuo pasiduoda. Žinojau, kad jisai yra kietas, kad su juo reikia, reiškia, pasistengti. Vat atėjo laikai, kai atsirado daugiau įrankių, technikas, ir tada pradėjau jau nuo 2000 metų pradėjau kalinėti rūpintojėlius, ir visokius, ką įmanoma. Ateidavo mintis, darysiu kokią tai mergaitę, kokią ten su gėlę. Padarau, sugalvojau kokį nors ten žveją daryti. Padariau žveją, žuvį padariau, galvoju, tai viską galima padaryti, reiškia, iš akmens. Kai pripranti, tai ir nebesunku, o šiaip tai medžiaga nedėkinga, labai sunkiai, jeigu reikia kokią nors didesnį darbą daryti, arba ten kur parodą, ar kokią mugę vežtis, yra sunkiau negu kad iš medžio, arba ten iš vytelio kokį išpinsi. Valdas išties talentingas. Visko jis pasiekė savo rankomis. Anksčiau kalinėjęs antkapius, šiandien jis iš akmens gali padaryti viską. Viską, nesvarbu, galbūt rūpintojėlis, angeliukai ir šventoliukai, arba ten mistinė kokia nors būtybė. Tiesiog į parodą vežant, ką aš pats sugalvoju, kas šauni galvą, tai tą ir darau. Tiesiog į akmeną pasižiūriu, jeigu iš to akmens matau kažkas gal gavotės, kad reikėtų daug ten nupjaustinėjimų daryti. Darau tą, ką aš matau tam akmenį. Sukinėju skulptūrėlę ir aš matau, kur nelygumai yra. Ir tada visiškai davedu iki galo. Valdas pavyzdys, kad esant tinkamoms sąlygoms, talentas gali išaugti kaip reikiant. Savamokslis akmens kalinėtojas tapo sertifikuotų meistrų, mat jo darbai labai panašus į garsaus Kelmės skulptoriaus Juozo Liaudansko darbus. Pradėjau dirbti, tiesiog savamokslis pradėjau dirbti, ir aš net nežinojau, kokie tie stiliai, kokie tie yra, kaip tai reikia dirbti. Tiesiog taip pataikiau, kaip to mūsų, reiškia, Liaudanskio stilius, tas, kaip jis dirbdavo prieš 100 metų. Į mane panašiai gavosi, proporcijų gal nėra, gal ten netitinka kažkas tai, bet labai panašu į jo stilių, užtat taip įgavos, kad sertifikavo. Akmentašystė įdomu, tik pirkti gaminius žmonės galėtų labiau. Nėra tokia didelė pirkimo. Ir jeigu yra koks užsakymas didesnis, tai gerai, ten tą užsakymą padarai. Bet kad taip jau labai jau pirktų, kad visi tiesiog ten kaip maisto produktus, tai taip nėra. 35 eurai šits.
didesnis 50 eurų. Na, aišku, skulptūros didesnės jau eina ten 300 ir didesnės dar daugiau, brangiausia 1500 eurų. Tačiau ne pinigai amatininkams svarbiausia. Tai žino visi, kas tik pabendrauja su meistrais. Tas amatas patampa visą jų esybę, jie praktiškai dėl to ir gyvena. Kad jie, kuris nors būtų prasigyvenęs, kad to nėra. Žmogus iš darbo tik kuprotas gali pasidaryti. Bet jie tiesiog dievina ir myli tą savo darbą. Kelmės tradicinių amatų centras žada plėstis. Jis dalyvauja ir kaimo plėtros 2014-2020 metų programoje. Parama suteikta pagal priemonės pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse, veiklos srities parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, veiklą, tradicinių amatų centrų plėtra. Šįkart visos lėšos skiriamos amatų viešinimui. Daugiausiai įrangos, tai yra scena ir baldai, viskas yra tas, kas, reiškia, bus pritaikyta švenčių, kitaip sakant, amatų populiarinimui. Projektas bus baigtas už metų, tai vat jau pirmieji baldai parvažiavo, pirmasis jau mokėjimas atliktas yra, tai jau šiuo metu vykdomas jau 3. etapas. Tradicinių amatų centrą planuojama plėsti ir pasibaigus šiam paramos etapui. Kol kas tik svajonėse sutvarkyti sodą prie akmentašių dirbtuvės, įrengti daržinę renginiams ir kiti darbai. Buvo svajonė, kad turbūt ir ateityje vis tik tais įvykdysime ją mieste pastatyti švieslentę, kur būtų viešinami šitų meistrų darbai. Tie planai vis nelabai jūs galim kada nors išsemti, nes norų turim tikrai daug. Pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros programos parama tradicinių amatų plėtrai kviečiami ir kiti tradiciniai amatų centrai. Paraiškos priimamos iki birželio 30 dienos. Vienas žodis Lietuva.